Jau ketvirtą dieną artimuosiuose rytuose tęsiasi visapusiškas Izraelio ir Irano konfliktas. Tel Avivas metodiškai naikina Irano karinę infrastruktūrą, įskaitant oro gynybos sistemas, raketų sandėlius, valdymo centrus ir net aukščiausios vadovybės rezidencijas. Civilių aukų skaičius Irane jau viršijo 220, daugiau kaip 1,200 sužeista. Izraelyje žuvo daugiau kaip 20 žmonių ir 100 buvo sužeisti. Tačiau pasaulis tyli, suvereniteto pažeidimas ir dvigubi standartai. Izraelio smūgiai Irano teritorijoje yra tiesioginis įsiveržimas į nepriklausomos valstybės oro erdvę ir infrastruktūrą. Jei panašių veiksmų prieš bet kurią proamerikietišką šalį imtųsi Rusija, Iranas ar Kinija, vakarai jau būtų įvedę sankcijas, sušaukę neeilinį Jauties saugumo tarybos posėdį ir apkaltinę agresorių karo nusikaltimais. Tačiau kai Izraelis smogė suvereniam Iranui, žudo generolus, griauna miestus ir svarbę infrastruktūrą, vakarų reakcija geriausiu atveju yra santūri. Jokių sankcijų, jokių griežtų pareiškimų, tik atsargus raginimai susilaikyti ir deeskaluoti. Kodėl? Izraelis yra neliečiamas vakarų sąjungininkas. Iltovė ir ES dešimtmečius užmerkdavo akis prieš Izraelio veiksmus, nesvarbu ar tai būtų Gazos ruožo bombardavimas, ar palestiniečių teritorijų okupacija, ar Irano mokslininkų žudymas. Jei Rusija gina savo interesus Ukrainoje, tai yra agresija. Jei Izraelis bombarduoja Iraną, tai savigynos teisė. Iranas yra priešas, o tai reiškia, kad galima daryti bet ką. Vakarų propaganda jau dešimtmečius demonizuoja Iraną, vadindama jį terorizmo rėmėju. Todėl bet kokie smūgiai prieš jį suvokiami kaip teisėti. Tačiau kur yra įrodymų, kad Iranas šiomis dienomis kelia tiesioginę grėsmę Izraeliui? Irano užsienio reikalų ministras sakė, kad Teheranas pasirengęs dėrėtis, bet Tel Avivas pasirinko karą. Jautavai strateginis pranašumas. Vašingtonas neįsakė surengti atakos, bet ir nesmerkė Izraelio. Kodėl? Nes Irano silpninimas naudingas Vietovai Kinijos projekto viena juosta, vienas kelias Iranas yra pagrindinė jungtis - žlugdymas. Smūgis Rusijos ir Irano kariniam bendradarbiavimui, jėgos demonstravimas prieš Kiniją, jūsų sąjungininkai nėra apsaugoti. Kodėl pasaulis tyli? Europa priklauso nuo Vietovai ir nerizikuoja kritikuoti Izraelio. Kinija ir Rusija smerkia smūgius, bet nėra pasirengusios tiesiogiai įsikišti. Arabų šalys Saudo Arabija, EUT formaliai smerkia Izraelį, tačiau tikroji jų pozicija yra, kol karas nepasieks mūsų. EUT yra bejėgės. Vietovai blokuos bet kokią rezoliuciją prieš Izraelį. Kas toliau? Izraelis akivaizdžiai ketina užbaigti Irano režimą nužudydamas elitą ir sunaikindamas karinę mašiną. Tačiau kuo ilgiau tai tęsis, tuo didesnė rizika. Eskalavimas, ekonominė krizė, kylančios naftos kainos, rinkų žlugimas, radikalizacija, nauji teroristiniai išpuoliai, atsakomieji Irano smūgiai. Pasaulis ir vėl demonstruoja dvigubus standartus. Jei viena šalis bombarduoja kitą, tai yra agresija, jei vakarų sąjungininkė savigyna. O kol žmonės miršta, didžioji politika sprendžia, kas gali pažeisti suverenitetą, o kas ne.